ką pirmiausia norėtųsi pasveikinti žaidėjus su pergalė, padėkoti sirgaliams už puikų palaikymą. Ir pergalė yra pergalė, ypač prieš principinį varžovą. Ir, kaip sakant, čia daugiau kažką jau nelabai ką ir pasakysi. Klausimą. Treneri, tai kas lėmė tą pergalę? Kas lėmė tą pergalę? Nežinau. Žaidėm gana normaliai. Sakykime, vėlgi susikūrėm aibės laisvų metimų. Nepataikom jų vėl. Momentais atrodėm tikrai gerai, tikrai solidžiai, bet, sakykime, labai daug visgi dovanojam taškų, sakykime, iki bonuso vėl. Ir pradžia buvo absoliučiai labai bloga. Taip kad, kaip žaidėm pagal savo galimybės, tai tikrai, manau, kontroliavom varžybas ir viskas ėjo normaliai, bet šitokiose lygio varžybose reikėtų biškį daugiau ir pataikyti ir mažiau dalinti dovanėlių varžovam. Bet vėlgi sakau, pergalė prieš principinį varžovą tikrai nuteikia optimistiškai. Treneri, nenustebino Lietuvos Ryto tokie labai žemi penketai? Ne, tai jie jau su tai žemais penketais dabar žaidžia keletą savaičių, tai jau analizavom, ruošiamės. Nenustebino, buvo aišku, kad tai bus varžybos, kur tikrai bus bandoma daug dalykų ir aišku, jie bandė spręsti savo problemas, mes bandėm spręsti savo ir nelabai nustebinti. Apie Seibutį, kokia yra situacija traumos? Seibutis gydosi savo tokias gana, sakyčiau, mikrotraumas, jeigu norėjo jisai žaisti, bet, žinote, nėra tikslo varžybose, kurios yra tik tai principinės varžybos, sakykime, ir jos turnyrinėje lentelėje nieko nepakeis. Taip kad jau yra svarbiau, kad šitie visi žaidėjai būtų pasiruošę ant atkrintamųjų varžybų ir aš manau, kad jam, ypač kaip rinktinė žaidėjų, tai tikrai nauda bus pailsėti ir pasiruošti play-off'ui. Ar Lekavičius šiandien kažko nustebino? Nenustebino, Lukas gali žaisti, čia aišku, jisai nėra tipinis žaidėjas, sakykime, kuris visada dar skaito gerai situaciją, sakykime, ir tai mes negalim reikalauti iš tokio jauno žaidėjo, bet, sakykime, šiandien buvo momentų, kada jisai tikrai priėmė sprendimus ir be, sakykime, trenerių nurodymus, atakuojant specifinius varžovų žaidėjus, tikrai, tiesiog, sakyčiau, puikiai suprato situaciją, kur reikia atakuoti varžovų komandą ir tikrai, sakykime, Lukas absoliučiai antroji pusėje kontroliavo komandą. Ir kaip jaunam žaidėjui tai yra labai svarbu. Taip kad nustebinti tikrai ne, bet malonu, kaip jauni žaidėjai žaidžia ir tempia komandą varžybose, kurios, sakykime, tikrai yra, galbūt jiem nėra lengva.